Sveiki dar kartą visi susirinkę į BetSafe by Betson Lietuvos motokroso čempionato antrąjį etapą čia Biržuose. Puikus nuostabus oras ir šiandien laukia mūsų įspūdingos MX lenktynės. Tiksliai žinau, kad jau turime keletą svečių, tikrai greitų tituluotų. Visą dieną su mumis Red Bull DJ iš renginių automobilių, kurį mes vadiname tiesiog tanką. Taip pat Biržuose vyksta ir sklandymo varžybos, taip kad dairykitės virš galvos, galbūt praskris ir sklandytuvas, maistas, viskas, kas tik geriausia ir kas tik šauniausia čia pas mus Biržuose, pramogos vaikams, batutai! Gruntas tikrai superinis, kadangi turėjom nemažai lietaus prieš varžybas. Viskas super, turime daug svečių, ko nesam turėję irgi, manau, tiek estų, tiek latvių. Atvyko broliai Jelbaržiai, kurie pernai buvo pasaulio vicečempionai, šiemet irgi stovi prieki pasaulį, labai džiaugiamės. Teko ir man kalbėti, kad sakė, superinė trasas, daug elementų, sunku pradžiai buvo, bet po to labai patiko. Tikėmės dar sugrįš atgal vėl. Next week we have the World Championships in Germany, so we needed some kind of training, and the best training is racing. So yeah, we decided to only race in the Baltics this weekend. So yeah, we have never been to this track, but yeah, it looks fine from here. And I think when we drive in the qualification, it will be good. Kritimai, kokius dar 2 kartus Bosnę nukritau, tai labai sunku, vis bandžiau atsikovoti, bet klaidos maišės. Trūksta šiek tiek pasiruošimo, bet dabar ant to būtent ir dirbom, tai ateityje tikiuosi dar geresnių rezultatų. Sekėsi gerai, biškį aplenkė tada aš. Smagi trasa buvo, labai buvo sunku. Stiprus konkurentas, tai va. Labai gražus renginys, labai išreklamuotas, daug žiūrovų, ypač daug, labai viskas, labai trasa tobula, man labai patinka. Tai iš to sportininko karjeros 30 metų, tai galiu pasakyti, kad labai stipriai progresuoja Birų trasa. Aišku, Anykščiai ten yra numeris 1, turbūt dėl to, kad Arminas savo ranką prideda, ten jau pasaulinis lygis. Bet visumoje yra organizacijų, ateina jaunimas, kuris stengiasi, nori organizuoti aukšto lygio varžybas ir tikrai tai matosi. Reikia mylėti tą sportą ir suprasti, kad be fizinių pasirinkimų, be treniruočių tikrai neįmanoma išlaikyti tempą, neįmanoma išlaikyti formą gerą. Paprasčiausiai reikia daug treniruoti ir tikėti, kad tai paliks. Adrenalino kiekį tai galbūt tiek pat pasiimi, kad tiesiog man asmeniškai labiau prie širdies driftas dėl to, kad ten gaunasi geriau. O čia esu naujokas ir čia pasiekti tą lygį reikia jau būti, kai buvau mažas, kaip savo vaiką dabar mokinu, tai va, tada būčiau pradės, tai gal būtų ir kitokį rezultatą. Bet važiuoju for fun dėl savęs, tiesiog kad gauti adrenalino, nes šį sezoną nesurinkau biudžetą driftę, tai smaginuosi čia.
race was good. I got whole shot and was leading the whole moto, so this one was good. But second one, I think I got whole shot, but another rider come inside and he got the first jump, so I couldn't hold on. And yeah, both motos I think was really good track. Second one was a little bit more dry, but was good day.